Slepia tiesą, kad nesukeltų panikos. Piotro Gariajevo atradimai. Gariajevas įrodė, kad mirtį galima atšaukti, pakeisti žodžiu. Tačiau likus mėnesiui iki Nobelio premijos įteikimo jis staiga numirė. Savaitę iki tol buvęs visiškai sveikas. Kodėl žmonės sportuojantys, sveikai besimaitinantys ir vartojantys vitaminus, papildus vis tiek sensta, serga vėžiu, diabetu ir miršta kančiose? Kodėl gydytojai bejėgiai, o tabletės neveikia? Piotras Gariajevas, biologijos mokslų daktaras, nominuotas Nobelio premijai, atskleidė paslaptį, kad mirtis yra nukreipimas programoje, kurį jūs patys kuriate kiekvienu savo žodžiu. Kaip tai įmanoma, ką jis sužinojo ir kam tai buvo naudinga nuslėpti. Dabar jūs sužinosite 5 Gariajevo atradimus. Penktas atradimas atvers jūsų suvokimą apie gyvenimą, mirtį ir realumo prigimtį. Piotras Gariajevas gimė 1942 metais paprastoje sovietinėje šeimoje. Niekas negalėjo tarti, kad šis berniukas vieną dieną mes iššūkį visai pasauliniai medicinai. Jis tapo biologijos mokslų daktaru, Rusijos gamtos mokslų akademijos akademiku, bet kelias į pripažinimą buvo spygliuotas. Oficialusis mokslas jo darbus pripažino melagingais. Kolegos juokėsi. Žiniasklaida jį kaltino šarlatanizmu. 1985 metais Gariajevas pradėjo eksperimentus, kurie pakeitė viską. Jis tyrinėjo DNR ne kaip negyvą cheminę formulę, o kaip gyvą sistemą, gebančią priimti ir perduoti informaciją. Kol kiti mokslininkai pjaustė molekulės skalpeliais, Piotras Gariajevas klausė jų muzikos. Jis atrado, kad DNR skleidžia bangas, panašias į radiosignalus. Šios bangos neša informaciją apie sveikatą, ligas ir netgi apie gyvenimo trukmę. 2000 metais įvyko proveržis. Piotras Gariajevas įrodė, kad DNR reaguoja žmogaus kalbą taip pat stipriai kaip į radiaciją ar chemikalus. Mokslo pasauliui tai buvo šokas. Tradicinės medicinos atstovai atsisakė publikuoti jo straipsnius. Sakė, kad tai neįmanoma ir kad tai prieštarauja fizikos dėsniams. Tačiau eksperimentų rezultatų buvo neįmanoma paneigti. 2020 metais atsitiko neįtikėtina. Piotras Gariajevas buvo nominuotas Nobelio premijai fiziologijos ir medicinos srityje. Informacija buvo platinama siaurose mokslininkų ratose. Oficialaus patvirtinimo nebuvo, tačiau mokslininko gerbėjai ruošėsi triumfui. Tačiau 2020 m. lapkričio 17 Piotras Gariajevas staiga numirė. 78 metų, prieš savaitę buvęs visiškai sveikas. Medikai ir jo šeima sakė, kad tai buvo infarktas. Bet klausimai lieka, kodėl žmogus 40 metų tyrinėjęs fiziologiją taip staiga numirė ir likus mėnesiui iki apdovanojimo. Kam buvo naudinga priversti jį nutilti? Ką būtent jis atrado, kas grėsė trilijoniniam farmacijos korporacijų verslui. Prieš mirtį Gariajevas spėjo savo mokiniams perduoti kai ką svarbaus. Informaciją apie 5 esminius atradimus, informaciją, kuri gali pakeisti gyvenimą visų, kas ją išgirs. Atradimas, kurio šiuolaikinis mokslas negali paaiškinti iki šiol. Pirmas eksperimentas. Mokslo požiūriu skamba kaip mokslinė fantastika. Mokslininkas paėmė žmogaus DNR pavyzdį ir patalpino jį į hermetišką kamerą. Specialūs prietaisai fiksavo silpną magnetinį spinduliavimą sklindantį iš molekulės. Tai buvo normalu, bet koks gyvas audinys skleidžia tokią energiją. Viskas atitiko fizikos dėsnius. Po to Gariajevas visiškai pilnai pašalino DNR iš kameros, išvalė iki paskutinės molekulės, patikrino 10 kartų. Pagal visus mokslo dėsnius spinduliavimas turėjo dingti akimirksniu. Šaltinis dingo ir signalas turi dingti. Geležinė logika, tačiau gamta pasijuokė iš logikos. Prietaisai ir toliau fiksavo spinduliavimą. Dieną, 2, 3, savaitė, mėnuo, 40 dienų iš eilės prietaisai gaudė bangas iš tuščios kameros. Gariajevas šį reiškinį pavadino DNR fantomu. Pėdsakas, įspaudas, holograma erdvėje. Molekulės dingo, bet informacija liko. Kaip muzika toliau skamba galvoje po to, kai išjungėte radiją. Mokslininkas eksperimentą kartojo 100 kartų, keitė įrangą, kvietėsi nepriklausomus ekspertus. Rezultatas nesikeitė. Informacija pasirodė stipresnė už materiją. Tai buvo smūgis visam materialistiniam mokslui. Jeigu pėdsakas lieka suardžius jo nešėją, reiškia informacija egzistuoja nepriklausomai nuo fizinio pasaulio. Gariajevas padarė pasaulinį atradimą. Jūsų ląstelės palieka bangų pėdsaką erdvėje. Kiekviena DNR molekulė sukuria nematomą savęs kopiją. Ši kopija gyvena savo gyvenimą netgi po ląstelės mirties. Įsivaizduokite, kai jūs numirštate, jūsų kūnas irsta, bet bangų kopija lieka. Ji toliau egzistuoja erdvėje, kaip radio banga, kurios negalima pamatyti, bet galima sugauti radio imtuvu. Mokslininkas galvojo, jeigu ląstelės palieka fantomą, kas vyksta su sąmonė, su jūsų mintimis, prisiminimais, asmenybė? Nejaugi jie taip pat po kūno mirties palieka pėdsaką? Šis klausimas privedė Gariajevą prie antro atradimo.
Antrasis atradimas. Kalba eis apie tai, kaip jūsų žodžiai užmuša arba gydo molekulinėme lygmenyje. Antrasis atradimas tapo bomba netgi jo šalininkų tarpe. DNR supranta žmogaus kalbą. Ne tiesiog reaguoja į garsą, bet būtent supranta žodžių prasme. Garejevas paėmė sveikus žmogaus DNR pavyzdžius, padėjo juos po mikroskopu ir pradėjo juos veikti garsų bangomis. Jis naudojo specialų lazerį, sumoduliuotą žmogaus kalba. Lazerio spindulys perdavė garsinę informaciją tiesiogiai į molekulinę struktūrą. Pirmasis testas – barniai ir prakeikimas. Garejevas tarė pačius grubiausius, pikčiausius žodžius, kokius tik tai žinojo. Per mikroskopą matėsi žiaurus vaizdas. Chromosomos pradėjo išsikreipti, susisukti, plyšti. Pakenkimai augo su kiekviena sekunde. Mokslininkas sustabdė eksperimentą ir išmatavo. Rezultatas apstulbino. DNR pažeidimai atitiko 30 000 rentgenų galingumo radiacijos sukeliamus pažeidimus. Palyginimui, žmogui mirtina dozė yra 400 rentgenų spinduliuotė. Vienas prakeikimas kėlė 75 kartus didesnę žalą nei mirtina spinduliuotė. Tai ne metafora, tai prietaisais išmatuota realybė. Atvirkštinis testas. Paėmė pakenktus DNR pavyzdžius, tos pačius, kuriuos suardė prakeikimais. Pradėjo jas veikti maldomis ir gerais žodžiais. Skaitė pravoslaviškas maldas, budistų mantras ir tiesiog kalbėjo gerus žodžius ir palinkėjimus. Tarė žodžius nuoširdžiai su giliu jausmu. Ir įvyko stebuklas. Suplyšę chromosomos pradėjo suaugti. Pakenktos vietos atsistatinėjo. Procesas vyko tiesiog akise. Kuo emociškai stipriau pasakyti žodžiai, ta greičiau vyko gijimas. Nuoširdi malda veikė greičiau nei tik šiaip kartojimas. Meilė gydė efektyviau nei abejingumas. Garejevas suprato, kad kiekvienas jūsų žodis programuoja jūsų kūną. Ir tai ne psichologija, ne savęs įtikinimas, ne placebo efektas. Tai tiesioginis fizinis garso bangos poveikis į molekulinę struktūrą. Kai mama rėkia ant vaiko, jinai ardo jo DNR. Kai žmogus sako savo, aš sergu, aš senas, aš mirštu, jis praktiškai žudo savo ląsteles iš vidaus. Tačiau atvirkštinis procesas taip pat vyksta. Kai meldžiatės ar sakote gerus žodžius, malda tai nekreipimasis į debesis, tai bangų terapija, kuri atstato genetinį kodą. Pagalvokite, kiek kartų per dieną tariate neigiamas frazes. Aš pavargau, aš sergu. Tai nepakeliam, aš neatlaikysiu ir taip kasdien savaitės mėnesius. Štai iš kur atsiranda ligos, kurias gydytojai vadina nepaaiškinamomis. Tačiau čia dar tik gėlelės. Antrasis atradimas. Paaiškina, kodėl vieni gyvena iki 100 metų ir išlieka sveiki, o kiti miršta 50 nuo neišgydomų ligų. Vientisas informacinis žemės laukas. Tai skamba ezoteriškai, tačiau mokslininkas įrodė tai matematiškai ir eksperimentais. Visa informacija apie bet kurį gyvą sutvėrimą žemėje saugoma vieningam lauke. Didžiulė nematoma biblioteka, kurioje užrašyta kiekvienos ląstelės, kiekvieno organizmo, kiekvieno kada nors gyvenusio žmogaus istorija. Garejevas atliko eksperimentus su augalais. Jis ėmė jauną sveiką kviečio augalą, rašė jo DNR bangų charakteristiką į specialų pernešėją. Po to ėmė seną mirštantį augalą, kuris jau beveik nudžiūvęs. Mokslininkas pradėjo mirštančiam augalui skleisti jauno augalo garsinių bangų įrašą. Rezultatas pasireikšdavo po 24 valandų. Senas augalas pradėdavo atsigauti, išlysdavo nauji žali lapeliai, stiebas tiesinosi, šaknys stiprėjo. Po savaitės nebuvo galima patikėti, kad čia tas pats mirštantis augalas. Jis atrodė jaunas, gaivus, pilnas gyvybinės energijos. Iš kur augalas ėmė informaciją atsistatymui? Garejevas suprato, jis nuskaitė ją iš informacinio lauko. Įrašas tarnavo tik kaip raktas atveriantis didžiulį duomenų banką, kaip slaptažodis atveriantis bibliotekos duris. Eksperimentas su gyvūnais. Žiurkės sergančios diabetu gavo apšvitinimą informacijos bangomis, gautomis iš sveikų žiurkių. Joms pradėdavo dirbti kasa, be insulino, be tablečių, be dietos, tik bangų informacija. Aklos pelės su pakenkta tinklainė gavo švitinimą informacijos bangomis nuo matančių pelių. Po mėnesio jos pradėdavo matyti, jų tinklainė atsistatydavo iš nieko. Ląstelės nuskaitydavo informaciją iš informacinio lauko ir persitvarkydavo pagal tą programą. Garejevas priėjo revoliucinės išvados. Mes visi esame vieningame lauke. Kiekviena jūsų mintis, kiekvienas žodis, kiekviena emocija kuria bangą šiame informacijos okeane. Kai jūs pykstate, nekenčiate, pavydite, jūs teršiate lauką aplink save. Tai veikia visų esančių aplink jų sveikatą, ypač vaikų, nes jų ryšys su lauku yra stipresnis. Kai jaučiate meilę, džiaugsmą, dėkingumą, valote erdvę. Jūsų būsena veikia aplinkinius per atstumą. Būtent todėl malda už kitą žmogų veikia, netgi jei jis yra kitoje planetos pusėje. Banga nueina į informacinį lauką ir pasiekia gavėją.
nes atstumas lauke neegzistuoja. Tai paaiškina fenomeną, kurį mokslas vadina mistika. Kodėl motina jaučia, kai jos vaikui blogai netgi būdama už 1000 kilometrų? Todėl, kad jų ryšys yra per informacinį lauką. Kodėl dvyniai jaučia vienas kito skausmą? Kodėl žmonės sapnuoja pranešiškus sapnus? Visa tai yra informacijos iš vieningo lauko nuskaitymas. Atrodytų dabar jau aišku, tačiau toliau prasideda patys baisumai. Trečiasis atradimas. Jis paaiškina, kodėl mokslininko tai bijojo. Garejevas nesustojo ties teorija, jis sukūrė praktinę gydymo technologiją, panaudojant bangų matricas. Technologija, kuri grasino farmacijos industrijos egzistavimui, o jos pelnas siekia $4 trilijonus per metus. Metodo esmė paprasta. Įmama sveika jauno organizmo DNR, užrašoma jos bangų charakteristika. Po to šią informaciją apšvitinamos, apspinduliuojamos sergančios paciento ląstelės. Ląstelės nuskaito sveikatos programą ir pradeda atsistatinėti be chemijos, operacijų ir šalutinių reiškinių. 2005 metais Garejevas atliko oficialiai užregistruotą eksperimentą. Paėmė grupę žiurkių su sunkia diabeto forma, jų kasa beveik negamina insulino. Pagal žmonių rodiklius tai atitinka paskutinę ligos stadiją. Be gydymo žiurkės turėjo nudvėsti po 2-3 savaičių. Mokslininkas spinduliavo jas jaunų žiurkių sveikos kasos bangų matricą. Seansai truko po 20 minučių 3 kartus per savaitę. Po 10 dienų cukraus lygis pradėjo mažėti. Po 3 savaičių jis pasiekė normą. Žiurkės pilnai pasveiko nuo diabeto, jų kasa atstatė insulino gamybos funkciją. Ketvirtas eksperimentas dar labiau įkvepiantis. Garejevas paėmė grupę aklų pelių. Jų tinklainė buvo pilnai suardyta genetinio efekto. Aklumas neišgydomas. Šiuolaikinė medicina gali tik pristabdyti procesą, bet neatstatyti regėjimą. Tinklainės persodinimas yra neįmanomas techniškai. Mokslininkas pradėjo spinduliuoti pelių akis sveikos tinklainės informaciją. Procesas buvo lėtas, pirmi pokyčiai pasirodė po 2 savaičių. Pelės pradėjo reaguoti į šviesą. Po mėnesio jos skyrė daiktus, po 2 mėnesių jų rega pilnai atsistatė. Buvę aklos pelės matė taip pat gerai kaip sveikos. Egzistuoja neoficialūs duomenys apie žmonių gydymą. Pacientai sergantys onkologinėmis ligomis, kuriems gydytojai prognozavo, kad gyventi liko tik mėnuo, gavo bangų gydymo kursą pas Garejevą. Augliai mažėdavo, o kai kuriais atvejais dingdavo visiškai. Dokumentaliai tai nepatvirtinta, kadangi oficialioji medicina atsisakė metodą patvirtinti, bet pačių pacientų liudijimai egzistuoja. Dabar tampa aišku, kodėl tai buvo pavojinga. Jei žmogus gali išgydyti vėžį, aklumą, diabetą, garso ir šviesos pagalbą, tai kam reikalingos terapijos už $100,000? Kam reikalingos visą gyvenimą insulino injekcijos? Kam reikalingos sudėtingiausios akių operacijos? Farmacijos korporacijos praranda $4 trilijonų pelną. Tai ne verslas, tai imperija ir jis saugo save. Garejevo nepublikavo moksliniuose žurnaluose, jo išradimų nepatentavo, žiniasklaida apšaukė šarlatanų. O kai to nepakako, likus mėnesių iki Nobelio premijos, jis netikėtai numirė. Infarktas 78 metų žmogui, kuris žinojo, kaip užkirsti kelią bet kokiai ligai. Penktas atradimas, pats svarbiausias – mirties prigimtis. Garejevas tvirtino, kad mirtis, kaip įprastai suvokiame, neegzistuoja. Tai, ką vadiname mirtimi, viso labo yra programos sutrikimas, kodo klaida, kurią mes patys įsirašome gimimo metu. Įsivaizduokite savo kūną kaip radijo imtuvą, sudėtingas, išbaigtas, bet vis tik imtuvas. Jis gaudo signalą iš informacinio lauko ir jį įgyvendina. Kol imtuvas veikia, jūs gyvenate, kai jis sulūžta, jūs numirštate. Bet klausimas, kas nutinka su pačiu signalu, su banga, kurią gaudo imtuvas. Garejevas sakė, kad signalas niekur nedingsta. Radio banga ir toliau egzistuoja ir kai imtuvas sulūžęs. Lygiai taip pat ir jūsų sąmonė ir toliau egzistuoja, netgi kai kūnas numiršta. Ji lieka informacinėme lauke, kaip DNR fantomas, kuris skleidžia bangas 40 dienų po molekulių suirimo. Tačiau iš kur atsiranda gedimas, kodėl sulūžta imtuvas? Garejevas atliko 10 tyrimų ir priėjo neįtikėtinos išvados. Mes patys programuojame savo mirtį. Kiekvieną kartą, kai sakote aš senstu, jūs įrašote senėjimo programą į savo DNR. Kai sakote aš sergu, įrašote ligos programą. Kai galvojate aš numirsiu, sukuriate mirties programą. Tai ne metafora, tai fizinis procesas. Jūsų žodžiai sukuria garso bangą. Ši banga veikia DNR. DNR keičia savo struktūrą pagal gautą informaciją. Jei informacija griaunanti, ardanti, DNR ardosi išsikreipia. Jei informacija gydanti, DNR atsistato.
Garejevas tvirtino, kad mirties baimė yra pati galingiausia ardanti programa. Žmogus bijo numirti. Ši emocija sukuria didžiulę bangą informacinėme lauke. Banga įsirašo į DNR, ląstelės pradeda ruoštis mirčiai, pasileidžia senėjimo procesai. Organizmas lėtai miršta, nes taip pats užsiprogramavo. Tačiau keičiant programą galima pakeisti rezultatą. Garejevas įrodė, kad žmonės, kurie nebijo mirties, gyvena ilgiau. Ir ne todėl, kad jie drąsūs, o todėl, kad jų DNR nėra baimės programos. Jų ląstelės negauna signalo mirties būtinybei. Mokslininkas tyrinėjo ilgaamžius iš viso pasaulio. Žmonės nugyvenusius 100, 120, 150 metų. Kas juos vienyje? Ne dieta, ne sportas, ne vaistai. Jos vienijo požiūris į mirtį. Jie mirties nebijojo, priėmė ją kaip natūralų perėjimą į kitą būvį. Garejevas savo paskutinėme darbe parašė: mes nemirtingi, kol informacinėme lauke skamba mūsų melodija. Kūno mirtis tai ne pabaiga jūsų kaip asmenybės, tai perėjimas iš vienos egzistavimo formos į kitą, iš materialios į banginę, iš matomos į nematomą, tačiau informacija apie jūs lieka visam laikui. Būtent dėl to egzistuoja reinkarnacijos fenomenas. Vaikai prisimenantys praeitus gyvenimus neišsigalvoja, jie nuskaito informaciją iš lauko, kur saugoma atmintis apie tuos, kurie kada nors gyveno. Jūsų žodžiai, veiksmai užrašyti šiame lauke. Jie daro įtaką kitiems žmonėms, ateities kartoms, pačiai realybės struktūrai. Prieš mirtį Garejevas pasakė savo mokiniams: jei mane nužudys, tai nieko nepakeis, informacija jau yra lauke, jos negalima sunaikinti. Galima tik tai priimti arba paneigti. Po savaitės jis numirė, bet jo žodžiai ir atradimai pasiliko. Ir dabar mes visi tai žinome. Gana teorijos, prieiname prie praktikos. Štai konkretūs žingsniai, kuriuos galime atlikti jau šiandien, kad perprogramuoti savo realybę. Pirma taisyklė: nieko nelaukdami pašalinkite iš savo kalbos griaunančias frazes. Aš pavargau, aš sergu, aš senstu, man nieko nepavyks, aš neatlaikysiu. Kiekviena tokia frazė tai komanda jūsų DNR susinaikinimui. Pakeiskite jas į: aš pilna energijos, mano kūnas sveikas, aš jaunėju su kiekviena diena, man viskas gaunasi, aš viską atlaikysiu. Antra taisyklė: sakykite gerus žodžius savo kiekvieną dieną. Atsistokite ryte prieš veidrodį, pasižiūrėkite savo į akis ir pasakykite: aš myliu tave, tu nuostabi, tu sveika, tu stipri. Tai nėra saviįtaiga, tai tiesioginis genetinio kodo perprogramimas per garsinę bangą. Trečia taisyklė: vartokite maldas arba afirmacijas su giliu jausmu, įsijautę. Nesvarbu tikite į Dievą ar ne, svarbu nuoširdumas ir emocijos stiprumas. Malda tai koncentruota išgijimo banga. Ji eina į informacinį lauką ir grįžta jums, sustiprinta 1000 kartų. Ketvirta taisyklė: visiškai pašalinkite iš gyvenimo prakeikimus ir barnius, ypač savo ir savo artimųjų adresu. Prisiminkite skaičių 30 000 rentgenų. Kiekvienas grubus žodis suduoda tokį smūgį jūsų ląstelėms. Tai neperdėta, tai moksliškai patikrintas faktas. Penkta taisyklė: nustokite bijoti mirties. Supraskite, kad esate nemirtingi. Jūsų sąmonė neišnyks, kai kūnas numirs. Ji pereis į informacinį lauką ir liks ten visam laikui. Mirties baimė tai pati kenkėjiškiausia programa. Atsikratykite jos ir pragyvensite daug ilgiau. Kokia muzika groja jumyse dabar? Mirties rekviem ar gyvybės himnas? Garejevas įrodė, kad jūs patys renkate savo melodiją, kiekvienu žodžiu, kiekviena mintim, kiekviena emocija.